Tai ką, sveiki visi. Hey all, ciao a tutti, hola a todos, bonjour a tous, annyeonghaseyo yorobun. Ok, baigsiu išsidirbinėti. Iš tikrųjų, labai galvojau, ką norėčiau visiems papasakoti ir ėjau per savo dienoraštį, nelabai dienoraštis, ten yra labiau gal užrašinę visokių mano minčių, taip vadinam angliškai brain dump. Ir radau vieną labai gerą užrašą, notesą, kurį buvau pradėjęs rašyti. Jis buvo 27 mano gimtadienio proga, aš pradėjau rašyti 27 dalykus, kuriuos norėčiau, kad mano jaunesnis brolis, kad jaunesnis aš žinotų ir įsikaltų savo galvą. Tai šiandien pakalbėsim būtent apie tai. Ir iškart sakau, kai kurie dalykai bus aiškus, labai aiškus ir galbūt žinai tu tos dalykus, bet ne tame esmė. Ne viską užtenka žinoti, kai kurios dalykus reikia įsikalti galvą ir jų laikytis. Kai kurie dalykai, kuriuos aš čia kalbėsiu, aš žinau jau seniai galbūt kai kuriuos. Bet, žinot, yra kaip kokia gyvenimo konstitucija, galima taip pasakyti, čia yra mano gyvenimo konstitucija ir aš stengiuosi šitų dalykų labai laikytis ir savo priminti daug kartų. Šiaip turėčiau kasdieną netgi, bet būtų ne 24, bet tram valandų dienoje aš tą galėčiau daryti. Man tik 27 faktai, pamokos, kurias aš laikau pačiom stipriausiom, pačiom svarbiausiom, kas mane suformavo žmogų tokį, kokiu aš esu. O kadangi aš save labai myliu ir aš save labai didžiuojas, tai pasidalinsiu šiandien jais su jumis. Tad važiuojam nuo pirmo. Ką patyriau savo kailiu gan sunkiai, skaudžiai ir sunkiai priėmiau tą faktą, iš tikrųjų, kad sau meluoti yra lengviausia. Tad kuo su savimi išmoksi būti nuoširdesnis, tuo greičiau gyvenime judėsi, nes kažkokių tai atmazų rasti, kodėl kažko nedarai ir sau pateisinti tam tikrus dalykus yra žiauriai lengva. Belia kaip lengva. Ir jo, net nėra daugiau ką išsiplėsti, iš tikrųjų būk su savimi griežtas. Dalykas numeris 2. Negerti kavos nuo 3 valandos dienos. Gali sutikti, gali nesutikti. Čia yra taisyklė, kurios aš labai šventai bandau laikytis. Ir kai kuriem gali gal pasirodyti, kad čia nieko tokio. Iš tikrųjų, Korėjai labai įprasta yra žmonėm gerti kavą 10 vakaro, 11 vakaro, netgi kai nusportuoti džymę, žmonės tiesiog vietoj vandens gurkšnoja savo kavas vėlai vakare. Tai man atrodo, tai yra labai neprotinga iš tos pusės, kad neįmanoma, kad nesujauktų tavo miego. Neįmanoma. Aš anksčiau galėdavau užgerti kavą ir eiti miegoti ir užmigti, bet jeigu tu neseki savo miego su kokiu Oura Ringu ar ten ar kokiais keliais dalykais ir kad tau gali patvirtinti, kad tu miegi gerai ir giliai, rekomenduočiau atsisakyti kofeino bet kokio nuo 3 valandos. Trečias dalykas. Nereik jėgų, kad sportuot, bet reik sportuot, kad turėt jėgų. Iš tikrųjų, netgi buvau save kažkada prigavęs prieš metus. Pas mane su sportu labai paprastai gyvenime visada pradedu kažką taip juodai daryti, tai su sportu irgi pradedu sportuoti ir tada iki pirmos ligos, iki pirmo susirgimo, pirmų kokių atostogų, kur ten belia ką valgai ir ten gurkšnoji gėrimus visą dieną. Nes tada grįžti sunku, nes tu jau esi ne tam lygi, tu jau esi žemiau ir kažkaip jau yra sunku ir atrodo, kad neturi jėgų, bet neturi jėgų, o neturi jėgų dėl to, nes nesportavai ir būna, kad tikrai atrodo, kad nesijaučiu fiziškai pakankamai gerai, kad sportuočiau. Tame yra esmė. Tada tu turi eiti kaip tik sportuoti, kad fiziškai gerai jaustis. Tai sportuokim visi. Gerai, aš irgi savo sportuosiu. Ketvirtas, labai mano mėgstamas, tai absoliučiai nereikia visų suprasti. Visi esam skirtingi ir nuomonės apie įvairius dalykus privalo būti skirtingos, privalo. Ir tai nedaro nei tavęs, nei kito žmogaus su kita nuomonė kvailiais. Ir iš tikrųjų visada išgirsti ir bandyti suprasti kitą pusę yra belia kaip geras ir daug labai naudos atnešantis bruožas. Mokėti, sakykime, netgi jeigu tu esi įsitikinęs savo tiesą ir tu kalbi su žmogum, tai bandyti suprasti, kodėl jis taip galvoja, kas jį privedė prie tokio mąstymo, ne? Iš tikrųjų, tikrai bus atveju, kada tavo tiesa net nėra šventa tiesa ir galbūt, žinai, tu klysti, bet net jeigu
ir neklysti nėra blogai, nieko nėra blogo kritiškai bandyti vertinti iš savo nuomonę ir kodėl tavo nuomonė suformavo tokia, kokia yra ir gal kitas žmogus suformavo tokia, kokia yra. Išvengia daug nereikalingų ginčų, atveda daug labai konstruktyvių dialogų, fainų dialogų ir gali labai praturtinti ir santykius, ir įvairius pokalbius, ir bet kokius tokius social interactions, kaip lietuviškai tokį pasakyti, socialinius dalykus, žodžiu. Numeris 5. Irgi vienas tikriausiai svarbiausių šitam visam liste, tai neprimk nieko asmeniškai. Jei kažkas ant tavęs varo, kritikuoja, kažką blogo pasako, ypač nepažįstami žmonės, tai 99%, kad tai absoliučiai nėra nutaikyta į tave, tai yra tiesiog atspindys problemų, su kuriomis tas žmogus nesusitvarko, tai yra kaip atmintis. Nes, tai priveda prie 6 punkto, laimingi ir savo gyvenimu patenkinti žmonės niekada nejaus poreikio tuščiai kažką kritikuoti, be priežasties pykt, pavydėti ar bandyti tempti kažką žemyn. Tai prasme, nesutikau gyvenime nei vieno tokio žmogaus ir tikriausiai nesutiksiu. Tai tik labai rodo numerį 5. Numeris 7 irgi, o Dieve, čia labai mano daug tokių, kur, aš labai tikiu tuo, kad čia kalbu. Tai numeris 7 yra, kad viskas gyvenime yra perspektyva. Tavo gyvenimas geras, gal žiūrint su kuo tu lygini. Tavo gyvenimas blogas, irgi jo, žiūrint su kuo tu lyginsi. Ar tau šiandien sekasi, ar tau šie metai yra geri, ar tavo draugas yra geras, ar tu turi daug pinigų ar mažai pinigų. Viskas yra perspektyva, tai ta prasme, suprasti perspektyvos galią ir kaip tu gali ją išnaudoti, tai tam tikrose situacijose, tai sakykime, nelyginti savęs su kitais žmonėm, jeigu tai tave verčia jausis blogai ir galbūt lyginti save su kažkuo tik tai tuo atveju, jeigu tu jauti kažkokį tai pozityvų pagrindą, kad, sakykime, kad tave kažkaip motyvuoja kažkas. Nes, numeris 8, tu gali kontroliuoti savo gyvenimą tiek, kiek gali kontroliuoti savo mintis. Iš tikrųjų, visas tavo gyvenimas, visa aplinka, ką tu matai, ką tu jauti, ką tu turi, ką tu darai, yra tavo mintys. Žmogus, kurio mintis bus pozityvios, jis gali užčiuopti bet ką kaip kokią galimybę, o žmogus, kuris mąstys, kaip viskas blogai, gali tiesiog viską matys kaip problemą, viską matys kaip kliūtį, kaip dirgiklį, kaip priežastį, kodėl kažko nedaryti toliau. Tai numeris 8 yra depresija, laimė, stresas. Visą tai susideda iš mažų kasdienių sprendimų. Ta prasme, tai yra sprendimas ir tai gali su manim kažkas nesutikti čia, bet aš esu 100% tikras, kad ir depresija ir visa kita yra sprendimas. Tik tai faktas, kad kai žmogus jau yra įnikęs į ligą, jam priimti sprendimą būti laimingu, priimti sprendimą mąstyti pozityviai dėl tam tikrų cheminių reiškinių yra ypatingai sunku. Bet tam galima užkirsti kelią, tiesiog stengiantis pozityviai galvoti, stengiantis labai kontroliuoti savo mintis, ką tu mąstai, kaip tu viską matai ir būti tiesiog alert, kas vyksta, ką tu galvoji ir kaip tave tai veikia. Numeris 9, tai ne visiems, bet tikrai man ir tikrai manau daug kam. Tai tiem, sakykime, kas nebandė, tai siūlau pabandyti, tai nevalgyt pusryčių. Ir dar geriau, kuo vėliau valgyk pietus. Idealus scenarius yra kiekvieną dieną turėti tam tikrą svarbiausią darbą, kurį turi padaryti ir tik tada leisti savo valgyti pietus, jeigu nori žiauriai būti produktyvus. Vėlgi, tikrai ne kiekvienam, siūlau pabandyti ir įsitikinti savo. Numeris 10. Visai čia greit einam, galvoju, eisim lėčiau. Tai gyvenimo prasmė yra tu, čia, dabar ir viskas. Daugiau nieko nerasi. Iš tikrųjų, aš pradėjau apie gyvenimo prasmę galvoti labai anksti, gal 14-15 metų ir tėvų klausiau ir su draugais visais bandžiau aiškintis knygose apie budizmą ir taip toliau, kas yra ta gyvenimo prasmė ir ta prasme aš turiu žinoti, kad pateisinti tą savo gyvenimą ir kad jis nenueitų tuščiai ir kas bus po to ir kažkasgi čia yra daugiau negu mes matom ir suprantam, bet ne, viskas yra čia dabar. Ieškojimas gyvenimo prasmės tikriausiai yra visiškai nesutinka su realia gyvenimo prasme, tai visa gyvenimo prasme yra neieškoti kažko už kalno, už kampo ir tiesiog suprasti tai, ką turi ir tai įvertinti ir tiesiog nesitikėti, kad kažkas tas laukia ar kažkas nutiks. Numeris 11. Tai žolė žalesnė yra ne kaimyno, ne tavo pusiai, o toj, kurią tu laistai. 12. Būk malonus su aptarnaujančiu personalu, būk malonus su žmonėm, kurių
darbas yra tave aptarnauti ir jokių būdų neišnaudok to kaip galimybės būti su kažkuo negatyviu, piktu ir panašiai, nes jų darbas yra vis tiek su tavim dylinti. Tai ir kodėl? Dėl savęs, ne dėl kitų, ta prasme, kokią energiją duosi, tokią gausi. Mažai žmonių tą supranta iš tikrųjų, kad tu su kažkuo būdamas piktas, su kažkuo įrodydamas savo kažkokį tai galę, nesvarbu, tu nebūsi nuo to laimingesnis, ta prasme. Jei vienintelis realus būdas būti laimingu su savim, būti patenkintu savim yra būti fainu su kitais. Numeris 13. Visada palaikyk kitus, užstok silpnesnį ir pagirk nepasitikinti savim. Iš tikrųjų, kalbant apie pasitikėjimą savim, tai kaip ir apie tą pačią energiją, kurią dalinu su kitais, tai nėra geresnio būdo tikriausiai pradėti pasitikėti savim, jeigu yra su to problemų, negu pamatyti kitus žmonės, kurie nepasitikė savim ir pabandyti juos iškelti viršų, pabandyti jiems duoti viešai kažkokį komplimentą, ne? Nes šitas dalykas realiai tada parodo, kad tik tai žmonės, kurie pasitikė savim, gali koncentruotis į kaip kitiem padėti, kaip užčiuopti kitus, kuriems sunkiau ir juos pakelti viršų, ne? Tai iš tikrųjų, darant tokius dalykus, tu pasąmoniai, net gal pats to tiesiogiai nesuprasdamas, tu pradėsi žymiai labiau savim pasitikėti, nes tu matysi iš šono save padedantį kitiems, o tai jeigu tu matytum kitus tą darant, tau atrodytų, kad tas žmogus žiauriai savim pasitikė ir čia yra kažkoks tai tuo atveju autoritetas. Number 14. Nieko nenorėk greitai. Ir atras dalykus, dėl kurių verta stengtis ilgai. Su greitais dalykais yra problema, kad čia kaip, žinai, ateiti į parduotuvę, kaip šopintis per kokį didelį seilą, ne? Aš anksčiau, kai man būdavo, kai dar studijų laikais, labai mėgdavau kažkokius drabužių ten išpardavimus, kai aš atsimenu, kai Asos tik atsirado, ar ten Zalando, ir ten būdavo seilai, ir viskas taip pigu, ir tu prisiperki tiek visokių nereikalingų dalykų, nespigu tipo, bet išleidi dar daugiau, žinai, ir manau daug kas supranta panašias situacijas ir esate kažkaip tokiai panašiai buvę. Tai tas pats su greitais dalykais. Atrodo tas dalykas vienas greitas, bet kai paėmė daug tokių dalykų ir šokinėjai nuo vieno prie kito kažko, tau nepastebimai tai pasidaro daug daugiau, negu kad tu būtum daręs kažkokį vieną tiesiog dalyką lėtai ir ilgai. Tai kaip ir man. 15. Šitas dalykas, yra tam tikri dalykai, kuriuos kažkur perskaitai ir jie blemba, bet tiesiog įstringa visam gyvenimui. Tai šitas įstrigo man visam gyvenimui ir kai dažnu atveju aš sugebu jį prisiminti, kai man reikia ir tai tiesiog visada pakeičia situaciją labai labai stipriai. Tad 15. Sugebėjimas visada pažiūrėti iš kito žmogaus pusės yra super galia. Išspręsi visus ginčus, palengvinsi santykius, pagerinsi santykius, bet kokias dėrybas. Ir esmė to yra labai paprasta, kad kalbant apie vieną ir tą patį dalyką, tu mąstai iš savo perspektyvos, kuri susideda iš tavo visko, ką tu išgyvenęs, visų tavo emocijų, visko, ką tu matei, visko, ką tu girdėjai, visko, ką tu galvojai. Ir tai yra kratinys labai daug mažų smulkių dalykų. Tai yra nerealu galvoti, kad kitas žmogus, kuris turi tą kratinį absoliučiai kitokį, kad jis tą situaciją matys iš tavo perspektyvos irgi. Ir tai nereiškia, kad tas žmogus klysta ar kažkaip. Žmogus dėl kažko jausdamasis kitaip nėra dėl to kaltas ir nėra neteisus ir sugebėjimas tiesiog įvertinti, įlipti į to kito žmogaus batus, kodėl jis galbūt mato tą situaciją kitaip ir pabandyti tą išsiaiškinti, ko jis nori galbūt irgi iš tos situacijos, ypač kalbant apie, sakykime, kažkokius darbo pokalbius, verslo sandorius ir taip toliau. Jeigu tu visada gali pagalvoti, tai koks tas žmogaus tikslas, kodėl jis su tavimi kalba, kodėl jis gali nenorėti kažko, kodėl gali norėti kažko, kokia yra jo perspektyva, kaip jis ateina visą šitą iš kokio į savo gyvenimą ateina į tai. Būsi labai stiprus palyginus, nes aš manau, kad pakankamai mažai žmonių dar tą daro. Numeris 16. Visada mokykis. Nežinau kaip jūs, bet manau dauguma vaikų, aš irgi, kai buvau mažas, iki paauglystės tam tikros 16-17 metų, eini mokyklą, eini būrelius kažkokius, ne, aš labai daug sportuoju, aš beveik visus sportus esu tikriausiai bandęs ir lankęs šachmatus, lankęs ten korepetitorius, taip toliau, visada kažką papildomai mokydavausi, bet žmonės kažkaip priema šitus dalykus, kad yra mokykla, yra universitetas ir tada mokslai baigėsi, ne, bet kodėl, ta prasme, tu ilgiau būsi suaugęs savo gyvenime, negu kad tu buvai vaikas ar paauglys. Tai kodėl reikia baigti mokymus? Mokymasis gali būti bet kas, gali būti tavo profesijos kėlimas, ne? Gali būti tavo hobiai. Kas padaro žmogų įdomiu? Tai gabumai, instrumentai, šokiai, kalbos, kad ir kas tai būtų. Ir tarkim, aš labai dažnai gaudavau klausimą, kodėl aš mokaus korėjiečių kalbą, kokių aš tikslų turiu ar panašiai. Ir
dažnu atveju būdavo žmonėms sunku suprasti, kad aš mokausi tiesiog, nes man patinka mokytis ir noriu tiesiog daugiau dalykų mokėti, kurie man yra įdomus. Iš tikrųjų, tikrai, aš labai nustebau, kad daug žmonių čia atrodė kaip keistas dalykas. Tai tiesiog supras, kad tau suėjus 20, tau suėjus 22, tu baigsi mokslus, bet tai tau liks dar 60-70 metų gyvenimą, tu trečdalis savo gyvenimą nenugyvenai. Ir baigti mokytis tame etape yra tiesiog nelogiška. Ir dar vienas dalykas, žmonės galvoja, kad suaugę žmonės turi kažkokių mažiau gabumų negu vaikai. Iš dalies tai, bet skirtumas yra labai mažas. Esmė, kad kai esi vaikas, tu turi daugiau laisvo laiko ir tu turi mažiau užkimštą galvą kitais dalykais. Tai tiesiog būk open. Mokėjimas mokytis irgi yra gabumas ir tas yra ugdoma. Tu esi tiek gabus, kad tu gali susikoncentruoti tą vieną dalyką, kurį darai. Tai jeigu ten išmokai įsigroti pianinu, bet galvoji ten apie kažkokias problemas, kurias turi su savo mergina ar vaikinu ir ten galvoji apie darbus ir toliau, tai faktas, kad tu biškį lėčiau mokysies, bet bandai tą daryti, ir bandai susikoncentruoti vieną dalyką, kurį darai ir tu būsi ne ką negabesnis negu vaikas mažas. Numeris 17, liko dar 10, tai tikiuosi išklausysit. Prisiimk atsakomybę už viską, kas tik įmanoma. Darbe, gyvenime, už save, už savo sprendimus, už tai, kur esi, už kitus, už savo draugus, už viską. Sakykime, yra kompanija, ne? Ir yra jos CEO, tai jisai yra galva viršui ir jis atsakingas už viską. Jeigu kažkas nutiks žemesniam lygiai, jisai bus tas, kuris turės kalbėti su spauda, jisai bus tas, kuris turės atsakyti, kas yra daroma, kad taip nebebūtų ir panašiai. Tai, sakykime, netgi tam pačiam darbe, jeigu tu esi kažkur žemesniam lygiai, tai kuo tu daugiau atsakomybių prisimsi iš anksto, tuo tave tiesiog žmonės matys kaip galimą variantą lyderiui, galimą variantą tam pačiam bosui. Ir gal šitas dalykas, ką pasakysiu dabar, daugam nepatiks, bet atsikratyti, nusimesti atsakomybę yra labai mūsų lietuvių bruožas. Aš tą pastebėjau. Numeris 18. Aš visada labai vertinu hustlą, labai gerbiu žmonės, kurie daug dirba ir panašiai, bet jeigu tu turi dirbti 12 valandų per dieną, tai tu turi problemų su planavimu. Numeris 20. Nei laimė, nei džiaugsmas, nei meilė, nei pinigai, nei kažkokie santykiai nėra niekas duota. Viską, ką nori turėti, turi eiti ir pasimti. Ir nors gal ir visko turėti, sakykime, neįmanoma, bet daug ką turėti įmanoma, tiesiog turi nuspręsti, kas yra tavo svarbiausi dalykai. Ir einam prie 21, man labai artima skaudi tema, tai miegas. Miegas yra absoliučiai šventas dalykas. Ir aš manau, kad jis turi būti top prioritetas. Tai visų pirma, neišsimiegoti nėra kieta. Visiškai. Ir aš, pavyzdžiui, 10 metų eidavau miegoti su įjungtu Netflixu. Aš taip prie to pripratau, jis taip sudarė tokią mano komforto dalį, kad aš nenamie nebegalėdavau užmigti, jeigu neturiu tos pačios aplinkos. Ir mano miegas man nepastebint buvo prastesnis. Aš tikrai atsikeldavau, manau, kad labiau pavargęs, bet kai tai vyksta tokį ilgą laiką, tu nebežinai to, tu neturi su ko palyginti. Tai aš dabar neseniai pradėjau jau nuo to atprasti, įsijungiu dabar kažkokias dokumentikas man įdomiom temom, bet tik tai garsu. Ir taip biškai kaip nuo kokių cigarečių, nuo pakelio, pusės pakelio, 2 cigarečių per dieną, taip toliau. Vis mažinsiu garsą, vis jungsiu kažką vis neįdomesnio savo, kol tada tikriausiai įsijungsiu kažkokį white noise kaip lietų ir po biškai pradėsiu bandyti atprasti nuo to visiškai. 22. Gyvenimas palengvėja kokių 10 kartų ir daug svorio nukrenta, kai supranti, kad niekam nesi nieko skolingas ir niekam neturi nieko įrodyti. Jeigu nori pamatyti žmogų ir jei atsistosi prieš veidrodį, tai pamatysi vienintelį žmogų, kuriam esi skoloj ir kuriam turi kažką įrodyti, bet ką įrodyti belieka nuspręsti tik tam. 23. Tai energija, kad ir kaip man gal būtų juokingai skambėjo prieš kelis metus, bet jinai egzistuoja. Kiekvienas ją skleidžiam ir kiekvienas ją gal netiesiogiai, bet jaučiam. Ir paprasčiausias būdas skleisti gerą energiją, kuri trauktų žmonės prie tavęs, yra būti pozityviu, skleisti tiesiog gerumą, būti geru, neturėti blogų intencijų ir stengtis ypač nepažįstamų žmonės tiesiog gerai jaustis. Ir tai yra labai užkrečiama. 24. Jei nebuvai pakviestas į vakarėlį, turi 2 variantus. Parintis, pirmas. Antras, sukurti savo, bet geresnį. Tikiuosi, supranti, kad čia nėra tik apie vakarėlius. 25. Tai ateities tu dabar kažkur sėdi ir laukia, kol tu susikaupsi ir pradėsi judėti link savo svajonės. Tai realiai pagalvok, jeigu tu turi kažkokią svajonę, ne, ir dabar pabandyk grįžti 5 metais atgal ir jeigu tu būtum prieš 5 metus pradėjęs link jos eiti,
kaip manai, ar tu būtum kurios kažkur priartėjęs, ar tu būtum galbūt jau tą pasiekęs. Tai jeigu nors į vieną iš tų klausimų atsakymas yra taip, tai dabar esi toj pačioj situacijoje, kur po 5 metų tu galėsi galvoti apie save lygiai tokiu pačiu būdu. Tai jo, tiesiog jausk atsakomybę prieš save. Taip, tai dabar supratau, kad vieną paleidau, bet 25. Saugok save kaip auksą. Jei kažkas sugeba tave išvesti iš kantrybės, iššaukti kažkokias emocijas, sugeba priversti jaustis tave blogai, kontroliuoti, tai ne tas žmogus kaltas, o tu kaltas, kad duodi jam galimybę tą daryti. Žmonių visada bus visokių, niekada, tu negali kontroliuoti, kokie žmonės aplink tave atsiras ir kokiu metu, bet kiek galios duoti kažkam prieš tave yra visiškai tavo pasirinkimas. Tu gali bet kam duoti ginklą ir jis gali daryti su tim, ką nori, žaisti kaip su lelyte. 26. Tai 26 yra būtent apie tai, kad 70, 80, 90% yra visada geriau negu 0. Tad nelauk tobulo momento, nelauk, kol viskas bus taip, kaip turėtų būti, kad galėtum kažką daryti, nes tas momentas, jisai, jeigu tu nežinai, kada jis ateis, gali niekada neateiti. Tai tiesiog supras, kad tu turi turėti kontrolę šitų dalykų. Ar tu gali kontroliuoti kažkokį tobulą momentą? Ne. Ar tu gali kontroliuoti tai, kad tu gali dabar padaryti kažką netobulai? Jo, tikriausiai. Tai vat, šiandien tiek, išžiūrėjant burną. Tai vat, buvo labai įdomu pakalbėti iš tikrųjų, aš labai tikiuosi, kad neprailgo, labai tikiuosi, kad buvo įdomu. Būtinai pakomentuok, kuris punktas, manai, yra tau arčiausiai širdies ir kurio galbūt nežinoji arba kažkurio galbūt pats irgi labai tiki. Tai lauksiu komentarų ir iki greito.